Labą dieną ir vėl čia aš su savo pastebėjimais. Apibendrinant visus įvykius, kas vyksta ir kas matosi ir peržiūrėjus, šiandien buvo OpTV laida, kur Furmanavičius šnekėjo su Dinium apie tai, jog galimai į Igničio akcijų 25% priklauso skandinaviškiams bankams, tai kyla man klausimas iš viso aplamai. Ten daug įdomiai pasisakė ir daug kur labai faina laida buvo, rekomenduoju visiems pasižiūrėti OpTV kanale. O apie tai, ką jie pasakė ir ką pats matau, beje, ir man iš tikrųjų kyla klausimas, ir yra prasmė, ką nors kalbėti, tęsti tas kalbas ir bandyti pabudinti liaudį, kuriai visiškai vienodai, kas vyksta aplink juos, nes jie per daug neapsikrauna. Štai kur naikinamas smulkus verslas ir jiems vienodai piešia. Nes matot, mums atlyginimą tegul didesnį moka. Jeigu smulkus verslas neuždirba, to smulkus verslas, skirtingai nuo stambių verslų, kurie yra dažnai dotuojami ir remiami valstybės, jisai gali mokėti atlyginimą tik iš to, ką jis uždirba. Jeigu jisai tampa nekonkurencingu, jis yra naikinamas tyčia. Ir dabar dar sugalvoja pakelti per 11% minimalią algą, kas reiškia, kad smulkus verslas išnyks. Aš nesuprantu žmonių, kurie rėkia, kad verslininkai blogi, smulkus verslininkai blogi, nes jie mažai moka, jie savo pasivagia. Kas jūs verčia dirbti tiems smulkiems verslininkams? Aš nežinau nei vieno įstatymų, kuris jūs įpareigotų jiems dirbti. Apsisukat, išeinat ir einat ten, kur moka daugiau. Nematau problemos. Nebent problema yra tai, jog neturite kur eiti. Tai vat sunaikinus tą smulkų verslą, nebeliks tik smulkaus verslo, o problema išliks. Ir jinai ne tik, kad išliks, jinai dar ir padidės, ta problema, kad jūs nebeturite kur eiti. Ir kada jinai padidės, paklauskit savęs ir patys savo atsakykite klausimą, kam jūs būsit tada reikalingi ir kur jūs eisit. Yra du variantai. Pirmas variantas, galėsit emigruoti nachir iš čia. Ir antras variantas, jog eisit dirbti, vergauti pas stambųjį verslą. O jeigu paėmus stambųjį verslą, tai pažiūrėkite į tokius paprastus dalykus. Matematiškai suskaičiuokit, verslo teikiamos paslaugos ar parduodama produkcija yra savikaina jos prie tokių atlyginimų ir prie tokių sąnaudų. Savikaina yra jos didesnė negu prekės kaina. Tai čia kam? Mokėti žmonėms atlyginimą tam, kad jie ateitų ir sėdėtų visą dieną praktiškai tik tam, kad gaišinti jų laiką, užimtus laikyti tam, nes jie kito pasirinkimo neturi. Nėra jokio, ta prasme, sakykime, ekonominios logikos nėra tame. Yra paprasta logika. Sunaikinti smulkų verslą ir nupilinėjant iš valstybės pinigus, dotuojant stambų verslą, kas išeina į naudą verslininkui, stambiam magnatų kūrimas ir smulkaus naikinimas, daužimas, išdaužimas. Bet niekas to nemato. Tai yra praktiškai niekam neįdomu. Ok? Prisiminkim visi, kai buvo panaikinta Lietuvos ūkiai iš skerstos karvės ir kiaulės. Mėsą nustojat valgyti ar pieną nustojat gerti? Kažkaip tai nepanašu į tai, kad tą daryti nustojate, tik dabar viską perkate iš Lenkų, iš kitų. Ir patys to neturėsit už ką mokėti. Jūs šiandien perkate už tuos pinigus, kuriuos jums skolina. Rytoj reikės atiduoti skolas ir dar turėti ką valgyti. Įdomu bus pažiūrėti, kaip tas bus. Bet, kaip ir sakau, čia, kalbant apie maistą, tai yra tokie trys dalykai. Kaip čia, du gal netgi svarbiausi. Be kurių žmogus tikrai neišgyvena. Joks gyvas žmogus neišgyvena. Tai pirmas dalykas. Stogas virš galvos. Kas reiškia, čia yra būtina sąlyga, norint išgyventi. Stogas virš galvos. Neturi reikšmės, ar jisai didelis, ar mažas, ar prabangus, ar lūšna, ar bet kas. Neturi reikšmės, jeigu jo nėra. Mūsų klimato sąlygomis Lietuvoje žmogus neišgyvens paprasčiausiai. Nes bomžų irgi labai daug sušala ir numiršta. Toliau, kas yra antras dalykas svarbus – maistas. Nevalgęs žmogus ilgai neišgyvens. Tai logika labai paprasta. Jeigu jau sugebėjo apmokestinti žmonių namus, tai o kodėlgi neapmokestinus valgymo proceso? Paskaičiuoti, pavyzdžiui, kiek žmogus, kokio amžiaus žmogus kiek suvalgo, pagal lytį, pagal aktyvų gyvenimo būdą, pagal dar kažką, tai kaip ten ir viskas siejama su CO2 pėdsaku. Ir apmokestinti valgymą. Praktiškai kiekvienam paskirti valgymą. Ta prasme, valgymo mokestį. Ne maisto kaina. Nes maisto kaina jau ir taip yra. Maistas ir taip jau yra apmokestintas. Nes maisto kaina sudaro ne tik tai maisto kaina, bet dar plus mokesčiai šiai valstybei. Tai už tai, kad jūs perkate maistą, galima pagalvoti, jog jūs be maisto galite toliau sėkmingai gyventi.
Tai, bet ir patį procesą valgymo apmokestinti, na kaip su mašina panašiai spūsčių mokestis, ar ne? Jūs perkate mašiną, mokate mokestį, nusipirkę mašiną, ją pilate kurą, kad galėtumėte važiuoti, remontuojate, ar ne? Dar sumokate taršos mokestį ją registruodami, o dabar dar sumokėsite ir mokestį už tai, jog važiuojate su tą mašiną. Labai viskas paprasta, už viską sumokėjus, kažin ar belieka prasmė važiuoti su tą mašiną. Tai ir su maistu tas pats galėčiau, aš sakyčiau, reikėtų tai padaryti, nes iš esmės stengtis pažadinti žmonės, kurie miega ir kuriems niekas neįdomu, kol jie gali skrūlinti tik tokie kvailus, debiliškus vaizdelius žiūrėti ar dar kažką tai ir sakyti, man niekas neįdomu, aš nieko nesuprantu, tai labai gerai. Reikia tokios žmonės išnaudoti ir spausti juos tol, kol jie arba nusižudys, arba padės patys, arba pakels subinės nuo sofų ir nebeuždavinės durnų klausimų, kodėl jūs nieko nedaro, to tik šnekat, o paims ir eis ir padarys tą, ką reikia. Nes dabar man į tokius klausimus norėtųsi atsakyti vienu kitų klausimų. O ką tu pats padarėjai, kad į kitus pirštais rodai? Tai vienas dalykas, tu net šnekėt bijai. Tai antras dalykas. Ir trečias dalykas, ką tu man duosi už tai, jog aš dėl tavęs eičiau ir kažką padaryčiau. Nieko, tai vat niekur nedarysiu dėl tavęs. Ką aš darau, o tai ką aš darau, šneku, kalbu, tai aš darau dėl savęs, ne dėl tavęs. Nesusireikšmink, okei? Bet tokius klausimus uždavinėjantiems ir panašiai. O tiems, kurie tyli ir laukia, kol kažkas už juos ateis padarys kažką, tai aš galiu pasakyti dar tokią vieną įdomią naujieną. Reikia aplamai daryti taip, kad jums būtų kuo blogiau tiems žmonėms tylintiems. Nes vienintelis dalykas, kas gali juos prakalbinti, tai yra kančia. Kuo daugiau jie kentės, tuo didesnė tikimybė, kad jie atsibus. Ir šito vietoje aš kaip ir sakau, jau reikia pradėti palaikyti šitą beprotystę, kuri vyksta. Nes bepročio aiškinti, kad jis beprotis neverta. Bepročio reikia duoti suprasti, jog jis beprotis. Bailiui reikia parodyti, kad jo pasirinkimas bijoti ir tylėti, gal mane kaip nors apeis, kad neapeis ir jo. Tai vat aš dabar kaip net ir sakau, šiandien pat atsisėdęs išsiuntinėsiu visiems Seimo nariams pasiūlymą įvesti Lietuvoje valgymo mokestį, nes daug valgot, daug besdat, daug šikat, reiškia daug CO, tai paliekat didelį pėdsaką, kaip jūs čia mėgstat skaičiuoti, ir visa kita, visa šitas nesąmonės. Ir juokingiausia tai, kad šito mokesčio nepavyks išvengti niekam ir jį daryti tokį didelį, kad iš tikrųjų būtų skausmingas. Ir visiems, kurie visą laiką sako, oi taip negali būti, padaryti taip, kad tai būtų. Ir tada galbūt žmonės atsibus. O neatsibus, tai ir gerai, reikia naudoti šitą galimybę. Kol yra kvailių, kaip ten sako, bez lacha ir į жизнь placha, ar ne? Tai vat, kol yra kvailių sutinkačių už tai mokėti, tai rimti šių pinigus. Nes praktiškai man jau kyla klausimų iš viso labai neaišku. Jeigu mes už sveikatos draudimus mokame PSD, jeigu už socialinės garantijas mokame VSD, tai už ką mes mokame pajamų mokestį? Už ką ir kas iš jo daroma, nes iš esmės už turtą mokame, už tą mokame, už aną mokame, už viską mokame, rezultate gaunasi, kad net ir už namus savo jau dabar mokame. Tai už ką mokame pajamų mokestį, kam jisai yra naudojamas? Kurti geroviai išrinktiesiems ar kaip? Maždaug taip gaunasi. Na tai okei, mokėkit toliau ir tos mokesčius reikia tik didinti. Didinti ne tik tai akcizus visoms prekiams akcizinėms, bet aplamai mokesčius didinti. Ir iki tokio lygio didinti, kad arba užtenka valstybei ir jinai išsikapanoja iš esamos šiknos, iš kurios jau praktiškai nėra galimybių išsikapanoti. Arba žmonės sukils ir padarys tvarką. Tai vienas variantas, vienintelis dalykas, kiek tas status quo gali tęstis. Nei pakartas, nei paleistas. Kažkaip tai, arba į vieną pusę, arba į kitą. Visus užpisa tokie, kurie gyvena ir jau kaip ir turėjo būti numiręs, bet dar niekaip nemiršta. Vienas toks pas mus politikas yra toksai labai garbingo amžiaus ir labai reikšmingas šitai mūsų valstybei. Tai, bet ne tik jisai. Šiaip, visi susiduria anksčiau ir vėliau su tokia situacija, kad kitą kartą geriau jau būtų numiręs tas žmogus, ar ne? Nei kad lieka daržovė. Nei pačiam miela, nei aplinkiniams lengva. Tai praktiškai apsunkino visiems. Tai yra situacijų. Tai ir šioj situacijų. Manau, kad geriau, jog būtų taip, jog dabar arba. Tai arba kelti mokesčius tiek, kad arba žmonės išmirs, iš emigruos ir išnyks, nes jau ar taip, tai paspartinti tą procesą. Arba jie atsibus. Kai nebeliks po subinės sofos ir nebeliks to tiktoko, kuris krūlina ir save debilų daro, nebeliks alaus rankoje, kuris ir taip neprotingus padaro dar durnesniais,
Tai tada nereikės uždavinėti klausimų ir kažką tai aiškinti. Tada jie patys atsikels nuo tos sofos ir eis klausti, kur dingo jų sofa, kur dingo jų alus ir kodėl jie nebegali skrulinti TikToko. Todėl šiuo atveju, kaip ir sakau, reikia palaikyti valdžią visais įmanomais būdais, kada didina mokesčius. Skatinti, siūlyti ir kad kuo daugiau tų mokesčių įvestų. Kad kuo blogiau pasidarytų gyventi Lietuvoje. Visi tą supranta, išskyrus valdžią. Visi supranta, bet visi tyli. Reiškia, jūs ko laukiat? Valdžia padarys tikrai taip. Valdžia tikrai padarys. Konstruktyvius idėjos, kaip padidinti mokesčius, atves iki kracho. Ne valdžios, bet valstybės. Piliečių gyvenimo kracho, žmonių gyvenimo kracho. O tada ir bus permainos. Kito kelio kaip ir aš nematau šiai dienai. Nes kiek bekalbėsi žmonėms, kiek bepasakosi, atsiranda visą laiką tokių, kurie išeina ir su tokiais kvailais klausimais. Tai kam jūs čia šnekot ir nieko nedarot? Galim ir nešnekėti. O tos, kurie šneka, paraginčiau kalbėti būtent tai, kas palanku valdžiai. Nes dar tikriausiai, aš jeigu kaip paimsiu dabar Janutienės OpTV ar ne, ir pasakyčiau, jeigu Janutienė pradėtų šnekėti absoliučiai viską, kas palanku valdžiai, tai dar jinai tikriausiai gautų ir finansavimą iš biudžeto. Ir nereiktų prašinėti ant lygios vietos kaip išmaldos. Norit išgirsti, norit klausyti, susimokėkit maždaug. Niekam neįdomu tos kalbos. Panašu tai, jog niekam neįdomu. O tie, kuriems įdomu, per mažai jų ir jie ką sugeba, tai tik tai klausyti tų kalbų. Ir dar galbūt pakritikuoti, nes daugiau daryti nieko jie nėra nepajėgus. Ar tai fiziškai, ar tai protiškai, aš nežinau, bet iš esmės yra dar vienas pliusas. Jeigu, pavyzdžiui, visi šitie nepalankų sistemai kanalai pradėtų kalbėti tai, kas palankų sistemai, tie pastoviai klausantis ir myžantis nebeturėtų ką daryti. Vienas dalykas, kaip kalbėti, pradėti patys, o antras dalykas, populiarumas tokių Malinauskų, tokių tapinų labai stipriai kristų, nes jie šneka už pinigus. O šitiegi galėtų jiems konkurenciją sudaryti tose kalbose. Ir tada jų įkainiai labai greitai sumažėtų. Pagerėtų gyvenimas tikriausiai. Pagerėtų, kada viskas pabrangsta, o pajamų sumažėja, gyvenimas pagerėja. Pagal jų pačių logiką. Tai aš manyčiau, kad pats laikas būtų pradėti taip daryti. Tai tiek šitų emocijų ir šito pastebėjimo. Iki.